Sveiki bičiuliai, visus norėčiau pasveikinti su atėjusiu pavasariu. Taip ilgai laukiam, tikrai šita žiema buvo ganėtinai sudėtinga ir šlapia, ir balta, ir pilna sniego, tad labai smagu, kad jinai eina jau į pabaigą. Galim ruoštis kitam sezonui ir smagiai jam ruoštis. Taigi, Lancia jau atvyko į parkingą, kaip matot, tai elektros darbai yra sutvarkyti, toliau važiuosiu Juliaus auto dirbtuvės tvarkyti pakabos, o aš jums norėčiau parodyti kelis dalykus, ką mes išsiaiškinom ir ko praeitam video, kai pristatinėjom šią gražuolę, mes nepaminėjom. Vienas iš įdomių dalykų yra, ką mes išsiaiškinom, tai atidarius galinės duris, galvos atrama pakyla automatiškai. Taigi pasižiūrim, ar suveiks. 1, 2, 3. Opt. Suveikė. Taigi, įdomus faktas, kad buvo padaryta, kad atidarius galinės duris tiek šitas, tiek tas, tos pusės atrama pakyla automatiškai. O duris uždarius, praėjus 30 ar kažkiek sekundžių, atrama galvos vėl nusileidžia ir pasiguldo. Tai tikrai, kiek aš mačiau įdomių sedanų, nežinau, Century, senus Mercedesus, Lexusus ir panašiai, tokio bairio, pasakysiu atvirai, tikrai nemačiau. Ar matėt jūs? Pakomentuokit. Kitas dalykas, ką mes minėjome apie šį garsųjį spoilerį, kuris pakyla automatiškai prie tam tikro greičio, tai buvo tiesa iš dalies. Taigi radom vis dėlto mygtuką, kuriuo galima pakelti šį spoilerį. Taigi kviečiu pasižiūrėti ir pasižiūrėkit, kaip jis pasikelia. Tai kaip matote, spoileriui reikia dar profilaktikos, prie neužkurto automobilį jisai nepakyla, tačiau automobilį užkūrus jisai pakilo. Bus sutvarkyta, tikrai. O dabar judam į priekį. Tai kaip matote, variklis skyrius jau gražėja, tai kaip matote čionai, tiek laidų ir dar daugiau buvo pašalinta, tai begalė laidų, nereikalingų ir visokių seno palikimo prieš tai buvusių savininkų buvo viskas išimta, išvalyta ir viskas pakankamai gražiai dabar sutvarkyta. Laukiam ugnesinės, saugiklių dėžutės, čia bus sumontuota, čia užsidės plastikas su guma ir variklio skyrius bus užbaigtas. Taigi su Lancia darbai juda ir labai laukiu, kadangi galim bus su ją išvažiuoti į kelią. O mes pavasariui ruošiamės ir naujam sezonui, tai kiti mūsų projektai irgi po truputį juda pirmin. Kaip matote, Bentley's Type R'as jau yra atliekami kėbuliniai darbai, sutvarkytas stogas, šonai, kėbuliniai baigiami atlikti, jau išrinkta spalva, kokia spalva bus pamatysite ir ruošiamas po truputį automobilis dažymas. Taigi su šiuo Bentley, tai yra vis tiek senas automobilis, tikrai nieks nevyksta labai greitai, tai reikia kantrybės, jos mes turime, taigi padarysime ir viską sutvarkysim. Audinė po dažymo įvairūs ten garsiukai atsirado, tai nuvažiavo Juliaus auto dirbtuvės, padarė Karolis diagnostiką ir radom nemažai bėdų, ten su aušinimo sistema, su pakaba šiek tiek buvo problemų, tai pagrindinė iš esmės buvo tvarkomas aušinimo sistema, o kaip žinot, norint Audi sutvarkyti aušinimo sistemą, reikia nuardyti visą priekį, vaizdas tikrai kraupus, bet nuserdėm, viskas yra tvarkoma, gal apie jos tvarkymą jūs pamatysite dirbtuvių video, arba ne, bus matyti. Su kitais automobiliais, kągi, irgi po truputį juda, bet aš dabar galvoju, sėdam, nuvažiuojame Juliaus auto dirbtuvės ir pasižiūrime, koksgi automobilis atvyko iš praeitų metų apsipirkinėjimo. Taigi judam ir važiuojam pasižiūrėti. Pradedam nuo Juliaus auto dirbtuvių, nuo malonių žmonių, Juliaus ir Karolio, o kai šiandien atvyko dar vienas pirkinukas iš Amerikos, tai yra Porsche 928 S4.
Tai kiek pamenu iš nuotraukų, jisai buvo visas tvarkingas, viskas su juo gerai, tik tai nuotraukų iš uosto atėjo, kad buvo pažeistas priekinis bamperis. Tai va, čia akivaizdus matosi pažeidimas, to ko nebuvo. Tai reiks dažyti turbūt bamperį ir sparną, bet dar pasižiūrėsim, gal nusipoliruos. Taigi dabar planas jį nukrauti, pasižiūrėti, koks jo ten stovis yra, užsikūrė, neužsikūrė, pirminė apžiūra, o po to jau galėsim detaliau tada pafilmuoti, papasakoti ir pasižiūrėti. Šiaip pirmas įspūdis ganėtinai gražus. Spalva gražiai, aišku, labai gaila dėl to pagadinimo, visada yra labai pikta, kai perki tvarkingą automobilį, tikiesi, kad viskas su juo bus gerai, o jisai bam ir sugadinamas, net nedavažiavęs iki Lietuvos, iki namų. Taip, ratukai labai gražus, posparniai visi tvarkingi, dėl to ir patinka man automobiliai iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad iš esmės viskas būna su kėblu, dažniausiai gerai, jokių rūdžių, jokių bėdų, nieko nėra, kas gali būti, būna lakas išdegęs, bet šiuo atveju tai viskas yra tvarkingai, va net lūpą, nieks nekabinam, taigi dabar pabandysime pasižiūrėti ir sugrįšime pas jūs. Taigi, va, ir Mikoliukas prisijungia, taip, pirmi patikrinimai, tepalas, alyva, švarus, keista, nežinau. Tai reikia bandyti krauti, taip, čia yra kas pelėsis turbūt nuo stovėjimo, ne? Čia pelėsis nuo stovėjimo, 32 voštų varikliukas, šiaip viskas čia pakankamai daug, gražu. Pirmas įspūdis pakankamai neblogas po variklio dangčių. Čia yra izoliacija, irgi dar likusi šilumos garso. Čia viskas gerai, lipdukai originalūs. Tai gal nešam boosterį, bandom kurt? Čia pasižiūrėjom su Julium, gal ir pasivalys, gal ir nusipoliruos. Aišku, šiek tiek bus pažeidimas, bet iš esmės turėtų nusipoliruoti. Čia yra fainos lempos, jos kada įsijungios, pakyla, kaip varlytė atrodo. Nu, pasižiūrėsim. Taipgi, einam dar pažiūrėti vidų. Kaip vidus? Vidus pasvylės. Taip, viskas oda, mėlyna oda, čia yra dėtuvė, hop, atsidaro dėtuvėlė, dvi kolonėlės, elektriniai langai, taip, čia yra bagažinė, neatsidaro? Pabandom, taip, pati oda iš esmės yra minkšta, tačiau sutrūnijusi tai manau, gal net reikės čia pervilti saloną, turbūt pervilksim saloniuką, čia dvi sėdynės, jos nėra brangios. Panelė pati sutrūkinėjusi irgi visa matosi, nežinau, ar čia matot, panelė sutrūkinėjusi, vairiukas, normalus, tai turbūt panelė reiks tvarkyti, sėdynės tvarkyti, taip, galė čia visokių nesąmonę išmetam, kilimėlių galinių ir priekinių nėra, matosi, turbūt buvo pasisavinti, čia yra dažnas atvejis, ai ne, kilimėlė čia yra. Galinio dangčio saulė šitie. O, ką tu, čia kažkokia antena matosi ir laidas. Nu, žiūrim lobį, rasim ką nors, nerasim lobį čia. Visada smagu. Nu, gerai, reikia pabandyti gal taip. Kas čia, taip, rida 132 000 mylių. O, magnetola tvarkinga, viskas šiaip. O, čia... O, ką tu, tai čia instrukcija turbūt yra. Taip, čia atsarginis ratas, bet kaip tvarkinga raktas yra, dirželiai kažkokie palikti. Taip, čia kažkaip daug, čia aparatūra buvo turbūt, ne va, stiprintuvas kažkoks yra. Reakumas ne čia, inžinieriai aiškinasi, kur akumuliatorius eina. Mes dar apeinam šitą pusę pasižiūrim. Taip, ant slenkščių 928, gražu, bet šiaip visas kėbulas labai gražus. Durys tvarkingos, durų apačios tvarkingos, jokios korozijos, pažiūrėgi varžtukai, viskas tvarkinga, viskas gražu. Čia atsirakina, užsirakina. Čia irgi įdomu šitas yra tokios dėtuvėlės, pasispaudžia mygtukas, čia tokia rankinėlė atsidaro. Tai pažiūrim, kas yra daiktadėžiai, užrakinta, atsirakinsim tuoj. Šiaip saloniukas pakankamai neblogas. Lubos irgi, lubos odinės, man rodos, tvarkingas. Kągi, tai iš pirmo įspūdžio, tai panelę pervilt, sėdynės pervilt, kad būtų tvarkingiau. Galinės sėdynės, manau, normalios yra. Reikės tik priekinės pervilt sėdynės. Čia dar yra, taipgi, gerai. Einam, grįžtam. Žiūrėjau, čia atidarimas bagažinės iš dviejų pusių yra. Matei, yra ir keleivio pusėje, vat yra mygtukas atidarimo ir yra įdomus dalykas,
ir šitoj pusėje. Geras. Gerai, bandom ieškoti akumuliatoriaus, laidų ir kūriam, įsijungiam vėl. Pasinaudojam Google pagalba, tai akumuliatorius yra šitoj vietoj, po atsarginių ratų atidarius dėžutę radom beveik naują akumuliatorių. Čia dar matom yra kažkokie stiprintuvai aparatūros, taigi akumuliatorius uždėtas, pirmas vedimas. Nu, Karoli, bandom. Degimą turim. Parkingą. Ai, neutralus. Nu, gal parkingą jungtas. Ir stabdėl, kiek Amerika gali stabdžio prašyti. Gerai, pirmas dublis nepavyko, kol kas nieko. Dar norėtume jums lempas parodyti. Jungiam. Iki galo. Opt. Kaip vairis geras. Automobilį neužkūrėm, kaip ir degimas yra, tačiau starteris nesuka. Tai arba starteris sugedęs, arba yra kažkoks lapukas, nes turim dar įtarimą. Tai pas jūs sugrįšime tada kitą kartą, kai automobilis užsikurs ir galėsime plačiau apie jį pakalbėti. Taigi, pamatėte, kaipgi atvyko mūsų Porsche 928, pamatėte pirmus įspūdžius. Tikrai smagu kiekvieną kartą pasižiūrėti automobilį, kai jis atvyksta ir kai jo taip ilgai laukia. Visus norėčiau pakviesti prenumeruoti mūsų kanalą, jeigu jums yra įdomus tokie automobiliai, jeigu įdomus istorijos apie šiuos įdomius automobilius ir jeigu įdomu pamatyti tokių automobilių kuo daugiau. Taigi kviečiu visus prenumeruoti, pasižymėti ir sužinoti naujienas apie šios automobilius pirmiem. O dabar darbai su Porsche jau yra pradėti. Kaip matote, variklio skyrius yra apardytas. Karolis su kolegomis pradėjo darbus prie šio automobilio. Tai kaip ir matėte, prieš tai starteris nesuko, tačiau į vidų įvarius automobilį buvo šilčiau ir automobilis starteris suko, tačiau neužsikūrė. Mes jį aprinkome ir radom, kad šis automobilis ganėtinai ilgai stovėjo. Tai bakas buvo visas pilnas dumblių, šiukšlių ir visokių kitokių brūdų. Viskas buvo užsikimšę, taigi bakas buvo nuimtas, valomas, purkštukai yra išimti ir išimtos kitos detalės, kurios yra valomos ir plaunamos. Jas sutvarkius, pereidinėsim prie kitų darbų. Karolis iš karto apdžiugino mane, kad detalės šio Poršiuko yra ganėtinai brangios, nes kaip pasakė, kainuoja laidų komplektas žvakių bei kitos detalės, toks noras kažko ieškoti pigiau, bet toks automobilis. Jeigu kalbant apie pinigus, tai norėčiau jums papasakoti apie kainą, už kiek pavyko šitą automobilį įsigyti. Tai mano manimu, šitą automobilį aš įsigijau ganėtinai pigiai. Jis buvo nupirktas aukcione už $3250. Tai kaip sveiko 928 S4 kaina, manau, stebuklinga. Prisidėjo atvežimas, muitas, atvežimas į Vilnių ir įvertinus šias išlaidas, šiuo metu automobilio savikina prieš remontus yra beveik 6500 €, kas mano manimu vis tiek yra labai pigu. Žiūrėsim, kiek kainuos detalės, kiek kainuos remontas ir būtinai su jumis pasidalinsime, kiekgi galutinai atsistos savikina šio automobilio. Man pačiam yra labai įdomu. Tiesa, kaip matėte, pradžioje aš jums pasakojau apie sugadinimus, kurie buvo atlikti atvežimo metu. Tai buvo sugadintas šitas kampas, taigi kolegos pavalė ir ganėtinai neblogai. Kaip matote, čia yra nuo sunkumo lakas šiek tiek suskylęs, čia yra rėžis įbrėžimas, tačiau bendram vaizdui papoliruosim ir manau, dažyti tikrai nenoriu aš dažyti visos detalės, tai bus taip. Taigi automobilis be išorinių defektų, belieka jį tik tai sutvarkyti ir kągi lauksime dirbtuvo video, kaip Karolis tvarkys šį automobilį. Pabaigsim išorę, pabaigsim variklio skyrius su pakaba, perėsim į vidų. Kaip ir minėjau, apsižiūrėjom, reikės persiūti sėdynės, sutvarkyti priekinę panelę, sutvarkyti visokias kitokias smulkmenas, įdėti kilimėlius, užsikurt ir važiuoti. Taigi, žiūrėkite toliau, stebėkite, kokie bus nuotykiai su šiuo Poršiuku, o dabar kviečiu nuvažiuoti į fermą ir pasižiūrėti, kaipgi laikosi raudonas bordinis Jaguaras, kuris atvyko jau po dažymo ir yra surinkinėjimo procese, nes labai norime jau balandį atšilus oram su juo išvažiuoti. Taigi, kviečiu kartu į fermą.
Taigi, atvykome pasižiūrėti Jaguaro. Primenu, tai yra 94 metų Jaguaras XJS 2+2, tai yra 4 sėdimų vietų Jaguaras. Automobilis pilnai perdažytas, kaip matėte, buvo visas automobilis perdažytas, buvo stipriai aprinktas, kad galim būtų nudažyti. Saloniukas yra irgi visas išrinktas, sudėtas tenai. Buvo viskas perdažyta, dabar po truputį vyksta surinkimo darbai. Tai irgi mano noras yra visą medį, čia irgi matote yra medis, kuris yra vietomis patrukinėjęs lakas, tai būtinai reikia jį nuimti, sutvarkyti, nušlifuoti ir nupoliruoti iš naujo, nes čia tiek Bentley, tiek Rolls-Royce tuos darbus darėm ir medis labai atjaunėja, atgyvėja ir pats viduje iki sėdė, toks šviežias, gražus medis, tikrai yra žymiai maloniau sėdėti. Pats automobiliukas nusidažė, pakankamai tvarkingai, čia vertinčiau ant kokio 8, tikrai buvo galim geriau padaryti, bet kaip už tokius pinigus pakankamai neblogai. Variklio skyrius irgi, jeigu pamenat, jis dabar yra užsinešęs purvais ir dulkėmis, bet iš esmės visi techninės pusės darbai buvo atlikti Juliaus Ato dirbtuvėse, dar prieš dažymą, tai yra viskas sutvarkyta, važiuoklė, variklio skyrius, pakeisti tepalai, žvakės ir kiti reikiami dalykiukai. Taigi automobilis yra iš techninės pusės visiškai sutvarkytas, paruoštas jau sezonui, nes vėlgi pavasaris, šilti orai artėja, pasižiūrėjau ateinančios savaitės prognozę, tai daug žada, kai jau yra dviženklis pliuso skaičius, yra +10, taigi šį kabrioletą reikia kuo greičiau ruošti kitam sezonui. Primenu, šio automobiliuko dūžis buvo šita keleivio pusė. Tai kaip matė nuotraukose, automobilis buvo pirktas, buvo pažeistas galinis sparnas, priekinis sparnas ir durys. Taigi galinį sparną mes sutvarkėme, šitas duris ir priekinį sparną, kurio šiananėras yra padėtas šiandien dažytas, mes paėmėme nuo balto Jaguaro, taip vadinamo donarinio. O čia, jūs matote, Mykolas jau yra pasiruošęs dalis surinkimui. Taigi susidėjo dalis, nes viską buvo išrinkęs, tai yra visi kilimėliai, chromukai, juostelės, rankinėlės, priekinis sparnas yra nuimtas, nudažytas, bus uždėtas, durų apmušalai, viskas gražiai susidėta. Aš kaip matau, tvarka yra, vėlgi turbūt kas išrinkinėja ir kas surinkinėja, tai yra tikrai didelis privalumas, nes kas tvarkė, net ne tik restauravo, bet tvarkė senus automobilius, tai puikiai žino, kad nieko nėra blogiau, negu gauti automobilį taip vadinamą dėžėse, kur kažkas išrinko, kažkur kažką padėjo, viską sumetė, o tu dabar turi surinkinėti. Tai ačiū Dievui, kad su šiuo Jaguaru tokios situacijos nėra ir Mykolas buvo gražiai viską išrinkęs, susidėliojęs pagal save ir surinkta atgal bus. Čia yra medis ir, kaip jums pasakojau, yra medinė panelė ir, tarkim, tiek čionai yra suskilinėjęs lakas. Tai kaip ir medinė konsolė, čia kur bėgius perjunginėjai, valdai viską, tai kaip ir nebloga, bet prie visos visumos, kur yra ortakių visas medis, ta centrinė daly ir šitas bus perlakuotas ir vaizdas bus žymiai geresnis. Labai smagu ant šio klasikinio Jaguaro, kai yra daug chromo aplink bumperius, aplink langus, tai yra labai gražu. Pats salonas, kaip matote, jis dabar yra purvinas, bet jisai bus surinktas, sutvarkytas, nes jokių nėra subraižymų, oda minkštutė, tvarkinga, ją nuvalysim, impregnuosim ir bus sutvarkyta. Taigi planas šį Jaguarą per kovo mėnesį surinkti ir balandžio pradžiai jį turėti jau sutvarkytą. O kaipgi mums seksis, siūlau ir kviečiu pažiūrėti ateinančiuose epizoduose. Taigi apžiūrėjome mūsų Porsche 928, apžiūrėjome Jaguarą ir aš pagalvojau, būtų įdomu susitikti trumpai pabendrauti su žmogum, kuris turbūt daugiausia laiko praleidžia Vilniuje su 928 Porsche. Aš asmeniškai neatsimenu nei vieno daugiau kito 928 Porsche, kuris tiek daug važinėja Vilniaus keliais. Tai kviečiu pabendrauti su Andrium, su šio nuostabaus raudono Porsche savininku ir važinėtoju. Kiek laiko tu, Andriu, turi šitą Porsche? Berods 6 metai, kiek aš atsimenu.
Panašiai, 6 jau nuo 20 kažkur tai. Nes aš kiek atsimenu, raudona šiaip spalva akis labai krenta ir pats modelis yra įdomus, kur Vilniuje tikrai nėra daug, mes irgi diskutavom, keletas yra, turbūt važinėjančių ant rankų pirštų galėtum suskaičiuoti, o šitas raudonas, tai bent jau kas Porsche domisi, tai tikrai visi turbūt matė Martinį ženklą, šitą Porsche ir Andrių skriejantį. Kaip tavo pačiai įspūdžiai su juo važinėjant? Gal vis tiek tu daugiausia važinėjai, aš tik pradėsiu važinėti, tai būtų įdomu iš pačio išgirsti. Labai patogus salonas. Dinamika tokia savotiška, nu V8, pakol išsivažiuoja, tai įsivažiuoja, tada važiuoja, bet iš vietos tokį tanką pajudinti, nu, reikia biškai. Jo, bet šiaip labai patogi mašina, čia automatinė dėžė šito yra. Automatas normaliai čia veikia? Jo, normaliai. Mercedes automatas yra, labai gerai veikia, viskas tvarko, nelūžta, negenda nieko, viskas. Patikimas toks miesto automobilis, aišku, daug kas sako, tiek manualinis, mechaninis yra žymiai maloniau, bet turbūt šitam automobiliui, kaip to laikmečio, tai tas ir automatas. Jo, tas automobilis užtenka pilnai po miestą, pilnai užtenka, jeigu labai nenori draskytis ten stipriai, tai pilnai užtenka. Nesidraskyti, tau turbūt reikia pačiam susivaldyti. Čia dabar yra pirmos kaltros 928, nes pas mane yra kaip faceliftas tai vadinamas, kur ir galas skiriasi šiek tiek, priekis. Tai va irgi, pokyčiai tai turbūt didžiausia yra tai galas. Galinės lempos, galinis spoileris, nes vidus visas tas pats yra. Nu jo, ir variklis, nu ten. Tavo naujesnis. Kaip su eksploatacija, kaip su kainom, nes aš tik pradedu tai... Jo, įdomios. Čia atskira tema. Nėra pigiausias variantas, bet kad lūžta, jis nelabai lūžta, va tame gerumas yra, bet kai jau lūžta, tai... Piniginė reikia paruošti. Nes mes dabar irgi pradedam savo tvarkyti, ten pradedam detalės rinkinti, taip žiūriu, greita samota didėja. Bet per tuos metus kažkokio didesnio gedimo neturėjai? Ne, kaladėlės, dirželiai ten kažkokie tai, nu tokie. Eksploatacijos. Jo, eksploatacija tokia. Nes irgi įdomus faktas, kad Andrius su savo, jis ne vieną automobilį turi, apie kitus gal kitose laidose pašnekėsim, jis tikrai daug įdomių turi, bet turbūt visus juos eksploatuoja tiek vasarą, tiek žiemą. Jo. Tiek ir šitas 928 su žieminėm padangom ir pas tavai nestovi. Ne, pas mane visi turi vasarinės ir žieminės padangas. Reikia važiuoju, nereikia nevažiuoju. Viskas. Labai trumpai. Paprasta, jo. Dabar su Rūdim, tarkim, irgi per tiek žiemų pavažinėjai, irgi gal, kad kitus paskatint, kaip ir aš su Lincolnu važinėjau, ir sakau, tikrai, nėra turbūt, kad daug labai bijot, pasidarai antikorozinį, plauni. Važiuoja ir viskas, ir daugmaž normaliai laikai ir viskas, jis važiuoja. Nu, šitam tai iš vis čia pusė aliuminio yra, tai žinai, tai čia iš vis nieko nerudėjo. Bet į 911 irgi jisai, nu nieko. Bet antikorozinį pasidarė? Antikorozinis kraunė padarytas antikorozinis, viskas, nu tas nepilnas, bet tai dugna. Aš net nedarau to pilno, ten su grėžiojimais, ne. Bet jo, užtenka to, dugna išsipurškia ir važiuoja tą mašiną. O žiemą eksploatuoti, aišku, dabar jau smagu, kad tas sniegas dingsta, kaip ir šiandien oras gražus, saulytė šviečia, bet dabar to piko žiemos metu, kai pilnas sniego, kaip jisai keli laikosi, kaip važiuotis? Jis važiuoja normaliai, labai stipriai negazuot svarbiausiai ir ne, važiuoja, padangos geros, tai važiuoja. Užtenka. Jo, užtenka, po miestą pilnai užtenka. Geras. Kokie tavo, nežinau, patarimai ar šiaip paskatinimai, gal net būsimų 928 savininkų, dėl ko jie turėjo šį automobilį pasirinkti? Nu, aš nežinau, aš čia labai taip neskatinčiau, čia per daug prisiveis, tai irgi nelabai gerai, bet ne, šiaip, nu, egzotika visų pirma, egzotika, garsas V8, toksai, nu, jo, vis tiek, vienintelis Porsche'as metų automobilis. Sportinis. Jo. Taip, irgi čia mes minėjom, kad irgi tas, nu, tikrai tokia kaip ir garbė ir faktas labai įdomus, kad vienintelis sportinis Porsche, kuris laimėjęs Europos metų automobilį. Jo. Ir šiaip, nu, vis tiek, šiai dienai vis tiek jis yra gražus. Man sakys, man jis yra gražus. Jo. Toksai to laikmečio Grand Coupe galim pavadinti, tikrai toks kupas, tai superinis. Kokie planai ateičiai su juo? Dar kažką planuoji, nežinau, tvarkyti, koreguoti? Smulkmenas tokias, va, ten koks varžtelis atsisukęs, ten kažkas tai... Nu, tai čia eksploatacinės. Jo. Nes irgi vidus tvarkingas, juodas, vidus, sakė, irgi šiek tiek koregavai tvarkiai. Jo, aš tvarkiau visą pilnai, aš visą persiuvau, gerai pasiuvo, iš Porsche odos, viskas... O dabar tiesa irgi, kaip sėdėsina, nes aš dar su nevažinėjau, irgi įdomu iš žmogaus, kuris daug kilometrų prasuka, kaip lygina su 911, pavyzdžiui, kaip sėdėsi su juo. Žiauriai geriau. Man vieną kartą reikėjo, žinai, trumpam į Klaipėdą nušokti, aš sakau, davas iš to, pabandysiu.
130, nuvažiavau į Klaipėdą, atsigėriau kavos ir grįžau atgal. Viskas. Ramu. Bet tam absoliučiai nepavargau, va, tas pats, kad kaip fotelį, ten sėdi kaip fotelį, realiai. Geras. Tiesa, dar lietuviškas klausimas, visi klausia, taigi kiek to kūro ima? Nes pas mus irgi dažnas tikrai klausimas, kiek važiuoja ir kiek kūro ima. Skaičiuoji? Tada į Klaipėdą skaičiavau, specialiai pažiūrėjau, kiek man įdomu buvo, kiek kūro. Realiai važiuojant 120, jis ima 10 litrų kūro. 10 litrų. Pirmin atgal, suvalgė po 10 litrų 100. Mieste, aišku, 15, 20. Kaip mes sakau, visi seni automobiliai apie 20 skaičiuok, neprašausi. Plius. Orientuotis 20 reikia, jeigu... Kągi, šiaip irgi praeitais metais dalyvavai renginiuose su 911, irgi tikrai ne vienam renginį Andriui matėm ir jo gražius automobilius, tad palinkėsiu, turbūt šiais metais renginių bus daug, po žiemos visi ištroškę, tad atvaryti ir šį gražuolį, kad tiek mūsų laidos dalyviai, tiek šiaip praeiviai ar mėgėjai galėtų pasigrožėti ir pasižiūrėti šio automobilio. Būtinai dalyvausim visur, kur ten pakviesit. Tai ką, dėkui, gero kelio, gerų kilometrų ir gero važinėjimo. Gerai. O mes norėtumėm padėkoti už žiūrėjimą šios serijos ir toliau pakviesti pasižiūrėti epizodą ir ištraukas iš Kaune vykusios Retro mugės, kuris buvo paskutinis metų renginys. Taigi kviečiu jūs pasižiūrėti, palyginti ar komentaruose pakomentuoti, kas buvo lyginant su praeitais metais, jums labiau patiko, ar prastesnis, ar geresnis renginys, o mes susitiksime kitam epizode. Taigi iki susimatymo ir iki. Taigi atvykau į Kauno akademiją, į Kauno Retro mugę žiemos, kuri vyksta kiekvieną vasarį. Taigi einame į vidų, pasižiūrėsime, ką įdomaus rasime tenai. Pirmame angare pasitinka, kaip visada, sendaikčių turgus. Tai yra vieta, kur žmonės gali pamatyti, prisiminti nostalgiškai senus dalykėlius, juos įsigyti. Yra ekspozicija, irgi atvažiami ir atvaromi automobiliai, motociklai, kaip ir šiandien matote, irgi yra atvaryta Hillmanas senas, keli motociklai, motoroleriai, tai irgi smagusis Mini, irgi kuris Rygoje buvo darytas, šiaip iš vaikystės, tų laikų atsimenu, miniukus būdavo pasakiškas motoroleris. O iš daiktų, vėlgi, čia galime rasti visko. Tai nuo įvairių plokštelių, senių žurnalų, kompaktų, vinilų, lempų, stiklinių ir automobilinių dalykų. Pilna galim rasti. Ženkliukai, įvairios knygos, gumos, smulkmenėlės, peiliai, kaip matote, lempos. Taigi, kas nori, yra puikiai vieta susitikti, pabendrauti, pasižiūrėti įdomius dalykus arba šiaip, kas mėgsta sendaikčių turgų, pasikapstyti ir susirasti kažką įdomų. Kiekvienas šių dalykų suteikia prisiminimą, suteikia emociją, tad smagu ir pasižiūrinėti senus dalykus, kurie kelia tam tikrus prisiminimus, tam tikras emocijas. Taigi, žmonės, lentelės, kiekvienas žmogus atėjęs šiandien gali rasti kažką savo. Vaikų zona yra batutas, pašokinėjimas, papramogavimas, visai smagu. Taipogi, kas atvažiuoja su senoviniais automobiliais arba su senesniais automobiliais, bilietą gauna nemokamai, taigi nors ir žiema, tačiau atvažiavo keletas automobilių savo eiga, keletas automobilių buvo atvykę tralo pagalba. Tai mes matom trečiuką, Citroeną, Nissan Micra mažutėlį, Karolio iš Juliaus savo dirbtuvių Volvo. Irgi sakė, kaip su juo kalbėjom, sakė, buvo proga nusiplauti, išsivalyti. Žiguliukas ir trečiukas ir retromobilio autobusas. Bent jau rudens metu vykstančiose šventėse, pavasario, tai šitas autobusas vežioja žmonės. Kitame kampelėje galim sutikti keletą kitų automobilių atvykusių. Tai viename iš jų stovi senutis Rolls-Royce'as, gražus, išplautas, atvykęs tralo pagalba, matomai pilnai restauruotas, nes tiek vidus, tiek išorė viskas labai gražiai. Tai tą progą norėčiau irgi pasidžiaugti, kad darbai ties mūsų Bentley Type R
senuko irgi vyksta, jau yra sutvarkytas liukas, daromi kėbuliniai darbai, nupirktos kelios detalės, tai labai smagu, kad darbai ties tų automobilių vyksta. Citroenas, irgi su istoriniais numeriais, tikėtina atvykęs tralo pagalba, tai irgi šitie Citroeniukai labai yra įdomus, šiaip labai norėčiau apžvelgti jį savo laidoje, arba šitą, arba panašų modelį. Tai va, aišku, tas prancūzų senas dizainas, tai šiaip yra kažkas tokio. Jis yra visiškai priešingas, visiškai skirtingas negu dauguma kitų to laikmečio automobilių. Tai turinti savo išskirtinius bruožus, tai šitas Citroenas DS irgi yra labai garsus, žinoma, dėl savo hidraulinės pakabos, kur irgi yra YouTube, netgi yra daug filmukų, kuriuose nuėmus vieną ratą galinį, automobilis ant 3 ratų važiuoja tiesiai, tai yra dėl hidraulinės pakabos. 21 Volga 3 laidos, Mersas 140 ir žinoma, aš su Lincolnu atvykau žiemą, čia vat yra daug žmonių, daug žiūrovų, žiūri, stebi, tai padiskutuojam, pasireklamuojam, pabendraujam, tai puikiai proga yra susipažinti, pabendrauti prieš naująjį šių metų sezoną. Taigi, o dabar einame į dar kitą salę, pasižiūrėsim, kas yra kitoj salėje. Kitame paviljone matome sendaikčių turgų. Tai yra daug įdomių prekių, taigi kviečiu su manim kartu apeiti šiek tiek ir pasižiūrėti bei prisiminti įdomius dalykus, kuriuos mes čia galime rasti.